Labas vakaras ir sveikos prisijungusios prie Meilės ir gausos magnetas bonus klausimų ir atsakymų sesijos. Labai gera būti šito erdvėje, matau, kiek daug jūsų prisijungia ir labai ačiū už klausimus, gavau tikrai labai daug klausimų. Pabandysiu tilpti visaip į laiką šiandieną ir atsakyti kuo daugiau klausimų. Ir kai kurie klausimai buvo galbūt asmeniniai tokie, kur aš nežinau ar ne atsakymų apie kiekvieną iš jūsų. Tad visai, ką pabandysiu surasti dėsnius ir tokius patarimus, kurie galiotų daugumai iš mūsų, na, principus, o ne kažkokias konkrečias situacijas. Jeigu kažkas nori konkrečiai išsigryninti kažką ir padirbti asmeniškai, tai aš darau ir asmeniškas sesijas, galit kreiptis į mane tiesiogiai, papasakosiu, kaip galim dirbti tenais. O šiandien, praėjo savaitė nuo mūsų praeitos sesijos, Meilės ir gausos magnetas, kviečiu parašyti vienu žodžiu chatboxe, kaip jaučiate šį vakarą ir kas gyva. Jeigu galėtum savo savijautą apibūdinti vienu žodžiu, kaip tai būtų. Ir gavau nemažai emailų, kai kas Instagram'e žinutės rašė, kaip paveikė tą praktiką ir ką aš girdžiu, kad kai praktikuoji, tuo pačiu momentu tas veikia, ar ne? Kitas minėjo, kad ir vyras iškart pradėjo į mane kitaip žiūrėti, ir pasimatymuose kitaip jaučiuosi, ir prisitraukia kažkaip energiją, ir geriau savo kūnę jaučiuosi. Tad šita paprasta praktika tikrai veikia. Bet ta viena praktika buvo tik vienas iš parodymų, ar ne, vienas iš būdų patirti, kaip mūsų energetika kuria mūsų visą realybę. Ir iš tikrųjų tos, kurios prisijungs prie savivertės revoliucija programos, kuri prasideda kitą ketvirtadienį, galės patirti tą kiekvieną savaitę ir dar giliau. Eisim per tokius gilius procesus, ne tik tai savo galvoj, kažkokius konceptus ar ne teorijas, bet per savo kūną. Tačiau buvo kaip ir galimybė pajausti tą skonį, ar ne, tos, kurios norės eiti giliau, tai labai labai kviečiu prisijungti. Jau 15 iš jūsų prisijungė prie programos, tikiu, kad dar nemažai jūsų prisijungs ir primenu, kad iki rytojaus vidurnakčio, iki rytojaus vėlaus vakaro galioja bonusas raktai į gausą programos. Ir šiandien viena iš moterų, kurie atsiuntė ir klausimą, taip pat, kurie jau nusipirko ir programą ir pradėjo žiūrėti raktai į gausą bonuso tą kursą, pasidalino, kad noriu pasidalinti, kad jūsų raktai į gausą pirmasis seminaras man tiek aktualių dalykų sudėliojo, kad šiuo metu kaip tik rašiau dėkingumo dienoraštį, bet tik per jūsų seminarą supratau apie tą įsimagnetinimą dėkingumu kiekvienai supančiai smulkmenai ir tikrai dieną po to vaikštinėjant miške buvau taip maloniai nustebinta tokios gausos kvapų, kurių prieš tai net atrodė nejaučiu. Bet svarbiausiai suteikėt man suvokimą pačioje svarbiausioje šiuo metu buvusioje dilemoje. Vidinėse kančiose, kad einu sąmoningumo keliu, o neigiamos emocijos vis tiek kasdienybėje liko. O atsakymas - palaikyti tą dualumą savo sąmonėje. Atrodo ir sąvoka nenauja, ir klausimas visaip nagrinėtas, bet va jūsų susidėliota mintis, atrodo, pagaliau atnešė suvokimą kaip kokį išsilaisvinimą. Ačiū, nekantrauju toliau nerti į seminarus. Tai tas vien jau tas kursas, raktai į gausą, pats vertas visos šitos programos. Tai tos, kurios prisijungs rytoj, kurios spės, tai gaus ir šitą kursą. Tikrai labai labai rekomenduoju. Jis yra darytas jau prieš keletą metų, prieš 4 beveik, man atrodo, metus. Ir aš pati praktikuoju visus tos principus ir mano pačios biznis išaugo per pastarosius 4 metus ir klientės, kurios šitus dalykus įdiegia, ar ne, visas tas gausos praktikas ir tą gausos sąmoningumą, visa tai veikia. Tai labai labai kviečiu prisijungti. Ir prieš neriant į klausimus, turiu dar vieną labai gerą naujieną, ko dar neminėjau nei savo naujienų laiškiuose, nei puslapyje to nėra, kad dar prisideda naujas modulis prie Savivertės revoliucija programos, jūsų prašymų, išjaučiau, ar ne, ką dalinotės, tai vadinsis Find Your Purpose, ar kaip rasti savo pašaukimą, ar ne? Tai bus tos praktikos, kurios padeda išsigryninti, ką mes šitam gyvenime veikiam, kokia yra mūsų impact ir contribution, taip sakant, ne, kai mes prisidedam prie visos žmonijos, tos planetos ir tuo pačiu, kad rastumėm savirealizacijos tą išsipildymą viduje. Ir aš tą programą apskritai Find Your Purpose mokinau daugybę metų, nuo 20-ųjų metų,
2 kartus į metus darydavau, bet ta Find Your Purpose programa ir buvo per archetipus. Pirmos 6 mūsų savaitės buvo ėjimas per skirtingus archetipus, išsigrynintis, kas tu iš tikrųjų esi, paleisti savo blokus, kur iš išorės žiūrint tai nėra susiję su mūsų pašaukimu, su mūsų kažkokiu darbu. Bet kad tu išgirstum, kokia yra tavo misija šitoj žemėje, ką tu turi daryti ir įsigalintum save, tu negali padaryti to protu. Užtat tavo kelionė per archetipus yra per kūną, per mūsų pasąmonę, per vidinės tas transformacijas ir keliones mes išsigryninam. Ir tuomet paskutinės 2 sesijos buvo dedikuotos būtent procesams išsigryninti savo žinutę. Dabar šitą programa vadinasi Savivertės revoliucija ir pridėjau dar kelis archetipus, eisim dar giliau ir daugiau somatinių praktikų, bet iš kai kurių iš jūsų klausimų ir pasidalinimų pajaučiau, kad ir tas pašaukimas, ir veikla, misija yra taip pat svarbu. Tad tuos procesus, kuriuos anksčiau darydom tos programos pabaigoje, darysim čia. Tai bus bonuso sesija, dar datos tiksliai nepaskelbiu, bet data bus 7-8 kažkur savaitėje link programos pabaigos, nes pirmiausia turim pereiti per tos procesus. Tai tos, kurios jau prisijungia, tai sveikinimai ir jums priklauso šitas modelis, matau jau kelis veidus ir čia esančių, tai labai labai džiaugiuosi. O tos, kurios dar masto, tai galbūt šitas modelis ir bus tas ženklas ar pastumėjimas, kad ta programa tiks ir tau. Ir dar kad pasidalinu šitu linku į programą, jau kažkas nori jau iš karto, galite eiti ir jungtis, arba jeigu norit išklausyti klausimus ir pabaigoj, tai viskas ok, nėra skubos, tik jeigu norit gauti tą raktą į gausą bonusą, tai jis galioja iki rytojaus vidurnakčio. Ok, perskaitys dar komentarus. Labą dieną, sveika Jovita, jaučiuosi magnetiškai ir mylinti, labai smagu girdėti, liūdesys, neviltis. Ok, visi jausmai iš to erdvėje visai yra laukiami, ir neigiami, ir teigiami. Ne, tai svarbu atsinešti tos jausmus ir su atjauta, su meile laikyti, ar ne, save šitoj saugioje erdvėje. Priglausti prie save tą dalį, kuri jaučiasi galbūt liūdna, kuri jaučia neviltį. Ir kai mes prigaudžiam visas tas dalis prie savęs, tie negatyvūs jausmai ir liūdesys ar neviltis pradeda tirpti. Ir visus tos procesus, kaip ištirpdyti tarsi tos savo negatyvius jausmus ir priglausta savo dalis, pilnai eisim per pirmą mūsų sesiją Savivertės revoliucijos, kas prisijungs. Ok, tad šitą programą Savivertės revoliucija padedam į šoną ir dabar neriam į šiandienos mūsų klausimus. Taip, tai pirmas, nuoširdžiai dėkoju už įkvepiančias dirbtuves, buvo tikrai malonu jūsų klausytis. Norėjau užduoti klausimą, kuris man kilo. Kaip manote, ar gausą gyvenimą veikia tam tikrai išoriniai veiksmai? Ar turite savo ritualų, kurie padeda ją palaikyti? Pavyzdžiui, visada turėti gėlių namuose ar panašiai. Taip pat įdomu, ar yra kažkas, ko jūsų manimų verta nedaryti. Dalykai, kurie stabdo srautą ar gausą ir kurių sąmoningai vengiate. Iš anksto dėkoju. Tai pirmiausia, apsupti save grožiu, nes grožio dažnis, ar ne, energetika ir yra gausos energetika, ar ne, kai yra baimė, trūkumas, mes negalvojame apie grožį, apie kažkokį išsipuošimą ar savęs, ar aplinkos, mes galvojame apie išlikimą, ar ne, tai vien kai apsupiam save grožiu, gėlėm, žvakėm, man patinka visai šviežios gėlės, žvakės, smilkalai, kažkokie faini ar ne dalykai aplink tave. Viskas, kas tave jaučia verstis labai patogiai ir taip prabangiai, ar ne? Prabanga tai nereiškia, kad dizainerio kažkokie rankinukai ar suknelės ar kažkokie brangus būtinai dalykai. Man asmeniškai prabanga yra gyventi šalia miško, eiti, turėti laisvo laiko, eiti pasivaikščioti miške, gerti geriausios kokybės supplements, ar ne, kažkokias medžiagas, ar ne, dėtis ant save sveikiausią maistą, tą ekologišką maistą pirkti, sveikai valgyti, turėti laisvo laiko, rytus leisti, ar ne, švelniai su savim, nešioti drabužius, kurie yra patogus prie kūno, ar ne, tai nėra būtinai apie kainą, ar kaip jie atrodo, ar kokio yra tenais brandą, ar ne, bet kad viskas būtų patogu iš natūralių audinių, ar ne, tada visai kitaip jauties. Tai kiekviena iš mūsų turi surasti, ką tau reiškia ta prabanga ir patogumas, ar ne, kai aš nusiperku iš savo mylimų kažkokių parduotuvių, brandų, dalykus, kur aš jaučiu, kad mano vertybė sutampa, man tada yra gausa, ar ne, aš pasidedu gėlių šviežių, jos pražysta, ar ne, ir irgi tada jautiesi gausa, pasidaryti savo
kavos ar ne, aš dabar kofeino atsisakiau, bet geriau daugiau nei pusę metų be kofeino kavą su ten konkokšing, su kolagenu ir visokiais kitokiais grybų ar ne, medicininių priemaišom pastarai ir tiesiog wow, fainai, tas mes sulėtėjimas, pabuvimas su savim, čia yra prabanga. Ar ne, tai kiekvienai iš jūsų kviečiu surasti tas detalės, ar tai būtų smilkalai, ar žvakės, ar kažkokie dalykai, kuriuos jūs valgot ir sulėtėti ir mėgautis tuo. O ko nedaryti ir kas labiausiai kenkia gausai, tai skundai. Skundimasis, nuolatinis kritikavimas ir matymas, kur ko trūksta. Ne? Nes tie patys žmonės gali pažiūrėti tą, vieni mato visai, kad tas negerai, to trūksta, tas nedadaryta ar dar taip toliau. Ar ne? Ir tokie žmonės, kurie viską mato negatyviai ir visur mato trūkumą. Ir tada jie ir pritraukia trūkumą, nes jie arba nebūtinai ir pritraukia, bet mato visur ir gyvena trūkumą. Bet kvietimas yra visur matyti gausą. Ar ne? Yra gausa nebūtinai reiškia, kad pinigai, ne? Gausa nebūtinai yra tavo sąskaitoje, kiek yra, ar ne, kokie skaičiai. Bet gali būti, kokia yra gausa maisto mano šaldytuve, arba nueis net į parduotuvę, ar ne? Wow, kokia yra gausa maisto produktų, tie dalykai net neturi būti tavo, bet pastebėti, arba kokia gausa yra debesų danguje, kokia gausa yra žalių lapų, kuriuos matau aplinkui mane yra medžiai, tenai šone žydi dar vienas medis, ar ne, rožinė spalva, wow, kokia gausa žiedų. Ir kai tu matai ir dėkoji už viską, jau įeini į tą gausos dažnį, ar ne, ir tai pritraukia, o nebūtinai jeigu ir pritraukia, bet jau matai, nes aplink mus yra tiek daug gausos, bet kai mes fokusuojamės į trūkumą, mes matom trūkumą. Tas raktai į gausą, tam kurse 4 seminarų yra labai aiškiai detaliai papasakotos tos praktikos, meditacijos ir kaip susijungti su gamtos dažniu, su gausos dažniu. Okay, kitas. Jūsų nuomonė, moters energija ir vidinė būsena turi įtakos vyro gausai ir pasiekimams, ar vis dėlto priklauso tik nuo paties vyro? Dažnai sakoma, kad šalia stipraus ir sėkmingo vyro stipri, protinga moteris. Kaip jūs tai vertinate? Aš manau ir savo patirties sakau, kad moteris yra labai labai galingos. Mes turim galę tiek vyrą iškelti, ar ne, tiek jį visiškai sumenkinti, ar ne? Tai nereiškia, kad vien nuo moters viskas priklauso ir čia labai svarbu šitą pamatyti, ar ne, kad moteris nėra atsakinga už savo vyro sėkmę. Ir jeigu vyrui nesiseka, tikrai negali savęs kaltinti ar kažkaip stumti, aš turėčiau daugiau jam padėti. Bet tuo pačiu supras šitą principą, ar ne, kad jeigu moteris nuolat pamato tą trūkumą, ko jis ne taip padarė, kodėl jam nepasisekė, kada tu uždirbsi tiek pinigų, kodėl ten Antanas tiek uždirbo, tu dar neuždirbai, o kodėl tas, ar tai jisai, kad trūksta, tu pamiršai pasimatymus, kodėl nepakvietė, mano kaimynės vyras kviečia, jeigu toksai vaneginimas ir tas komplainimas, skundai visai kai yra, vyras nenori stengtis dėl mūsų. O jeigu ir daro kažką, tai dėl to, kad įtikti, ar ne, ir tas, ką pasakojau praeitoj sesijai, nueiname tą mamos ir vaiko santyki dinamiką, o ne lygiaverčių partnerių. Bet tuo pačiu moteris, kur yra aktyvavusi viduj savo magnetizmą ir tiki vyru ir skatina jį ir mato jame geriausia, ar ne, ir jam primena apie jo galią ir jį myli, jį palaiko, ar ne, tada ir vyras gali žymiai greičiau ir stipriau pasiekti savo potencialą. Žinoma, kai yra kažkokia kaip čia tas abuse, ar ne, ar kažkoks smurtas, ar dar kažkokie dalykai, ar ne, tai šitas negalioja, tada reikia eiti, bėgti ir ne nuo tokio vyro, čia ne apie tai šnekam, ar ne, kad jeigu jis vyras yra kažkoks blogas ar nesirūpino, tu vis tiek turi stengtis dėl jo, tai čia ne apie tai, ar ne, bet jeigu esi su vyru, kuris yra geras, nuostabus vyras, kuris tave myli ir nori stengtis, ir nori augti, nori tobulėti, ar ne, tuomet mes turim labai labai daug galios ir moteris gali paskatinti vyrą ir surasti savo misiją, ar ne, neskubinant jo. Ir čia labai svarbus dar momentas, tai nereiškia, kad coachinti vyrą ar būti kaip vyrui terapeutė ir aiškinti jam, kaip ten ko trūksta, ką jis padaryti, ar ne, bet su tokiu požiūrė, kad you've got this, aš pasitikiu tavim, aš žinau, kad tu žinai geriausiai, ar ne, ir leisti vyrui vesti, ar ne, tą santykį ir būti tuo lyderiu. Bet taip, trumpai sakant, mes tikrai labai daug turim galios.
Kam įdomu, Alison Armstrong labai daug apie tai šneka, jos yra knyga The Queen's Code, kaip jinai aiškina, kad dažnai yra istorijose pasakojama, kaip, ar ne, princesė sutinka varlę, pabučioja varlę, varlė tampa princu, ar ne, bet kad dažniausiai mūsų moteris būna atvirkščiai, sutinka princą, gerą vyrą, bet jį paverčia varle, kai nuolat kritikuoja, negina, visai kažko trūksta, kažkas negerai, kodėl to nepadarė, ne, tai mes turim šitą galią. Tai jau kažkam įdomu apie vyrų moterų dinamiką ir ypač apie santykius su vyru, tai Alison Armstrong knygas ir kursus labai rekomenduoju. Kitas, ar galima vienu metu magnetizuoti skirtingas sferas, pavyzdžiui, pasitikėjimą, meilę ir pinigus? Kaip tarp to nepasimesti ir išlaikyti koncentraciją? Tai žinoma galima, nes tie dalykai vienas kitam neprieštarauja. Jeigu tu turėsi daugiau gausų meilės, ar ne, tai kas gausai netrukdo. Pavyzdžiui, pasitikėjimas savimi, ar ne, kai tu fokusuojas ant pasitikėjimo, tai tas kelia ir meilę, ir gausą, ar ne? Tai vienas kitam kaip ir neprieštarauja, bet kviečiu išsirinkti vieną dalyką vienu metu, ypač pradedant, kuris yra aktualiausias. Ar tai būtų vienas iš šitų dalykų, ar apskritai kažkas nori manifestuoti, galvo, ar čia, ar man meilę, ar pinigus, ar kūną, ar dar kažką, ar ne manifestuoti. Tai taip vienas kitam neprieštarauja, bet tuo pačiu, kuo mes daugiau savo dėmesio ir energijos nukreipiam į vieną dalyką, tuo tas dalykas labiau auga ir greičiau manifestuojasi. Ne? Kartais būna susiję, pavyzdžiui, jeigu nori ant savo karjeros dirbti, ne, tai tas pasitikėjimas ir karjera vienas kitą kaip tik jie persipinė ir augins, ar ne? Arba, pavyzdžiui, pasitikėjimas deitinant, ar ne? Tai su meilė susiję irgi gali būti. Bet jeigu, pavyzdžiui, pinigai ar meilė irgi galima kartu, ar ne, juos dalykus, bet jeigu ir abiejų labai gyvenime trūksta, tai kviečiu išsirinkti, kuris dabar aktualesnis ir pirmą bent kokias 2-3 savaitės fokusuotis ant vieno, ar ne, tas mantras naujas savo išsakyti, daryti praktikas. Ir per 2-3 savaitės susikūrė naujos neurojungtys smegenyse, nervų sistema persiprogramuoja ir jau tai tampa tokiu kaip įpročiu. Ir tada gali tęsti, ar ne, toliau, pavyzdžiui, meilę manifestuoti ir po 2-3 savaičių gali pridėti ir kitą mantrą iš kitos tarsi sferos. Ne? Taip, kitas. Perklausiusi paskaitą supratau, kad pakaušį esančių magnetų traukime pinigus ar ir materialias gerybės, o širdies magnetų meilės santykius klientus. Gal šiek tiek išsamiau norėčiau apie meditaciją. Tai čia yra tiesiog vizualizacija, nėra taip, kad tavo galvoje gyvena magnetas visą laiką ir tavo širdie gyvena magnetas, ar ne? Tai yra tiesiog tarsi simbolis, kuris mums padeda susijungti su tavo energija, ar ne? Kuri į mus eina, ar ne, ta negatyvi energija, gerąja prasme negatyvi, ar ne, kai traukiamės. Tai tas, vat, ar ne, pakaušė man viena mokytoja išmokė, kai aš Tailande dar gyvenau prieš labai daug metų, pinigus būtent manifestuoti. Ir aš atsimenu iš to, ir dažnai, kai darydavau šitas meditacijas, ypač prieš kažkokį kurso paleidimą, dar kažkas veikia šitas, ar ne, tai šitą žinau. Bet pajutau, kad širdis, ar ne, tai širdies čakra, širdies energijos centras atsakingas yra už meilė mūsų santykius, tai kai fokusuojasi tą trauką į širdį, ar ne, tada gali labiau tą kitokią energiją prisitraukti. Bet jeigu kažkas jaučia, ar ne, jeigu esi susijungus su savo kūnu ir dirbi daug, ar ne, ir jauti, kad, kažkur kitur, gal mano kita čakra, kitas energijos centras, ar ne, kažkur traukia, tai galima tą magnetą ir įsivaizduoti ir vizualizuoti kažkur kitur. Taip, kitas. Turiu keletą klausimų. Pirmas, kiek kartų galima praktikuoti per dieną, ar nėra tam limito? Nes kuo daugiau praktikuoji, tuo labiau norisi likti minuse, nes malonesnis jausmas. Tai čia kalbam apie tą praktiką praeitą savaitę, kur darėm, ar ne, tą minusą, tą magnetą pritraukti, ar ne? Nėra limito. Jeigu nori, gali praktikuoti ir visą dieną ir tam pritraukime gyventi, ypač jeigu malonu, ar ne? Kartais, kai mums tada reikia kažko imtis veiksmų ar dirbti, ar ne, negali tiesiog sėdėti ir būti magneto būsenoje. Bent man neišeina, nežinau, kažkas gali su magneto būsena, bet tai kartais mums reikia fokusuotis, ar ne, kaip, pavyzdžiui, aš dabar čia šneku šito, ar ne, mūsų sesijoje, tai aš nesu minuse, nes aš esu davime, aš duodu šito, ar ne, momentu. Ir to aš atsisėsiu į meditaciją, ar ne, aš įsivaizduosiu magnetą ryte ir trauksiu, ar ne, į save. Vakare po šito, ar ne, kai eisiu, man partneris gamins vakarienę, ar ne, aš po šitos sesijos eisiu vakarieniauti su juo, įsijungsiu savo minusą ir tada
būsiu toj poliariškoj, flirtuojančioj, tokioj energijai, ar ne? Tai mes įjungiam ir išjungiam priklausomai nuo to, kokia yra situacija, koks yra kontekstas. Ir kitas klausimas buvo, kiek minučių praktikuoti. Pavyzdžiui, per vieną praktiką ar išjausti turiu. Tai nėra limito, vėlgi iš pajautimo, ar ne? Jeigu, pavyzdžiui, gali atsistėsti ir paskirti 20 minučių meditacijai ir praktikai, ar ne? Gali užsidėti, kad ir įrašą iš praeitos sesijos ir pabandyti vėl, ar ne, su tuo vedimu į priekį, tą pliusą ir minusą, pliusą ir minusą. Gali ir be įrašo, jeigu prisimeni, ar ne, kaip tą daryti, užsidėjus kažkokią muziką, pasipraktikuoti. Visa esmė, kad kuo labiau išmoksti valdyti tą energiją, tuo labiau gauni savo galią ir nebesi tiesiog aplinkybių kažkokia auka, kad tave kiti ar ne įtakoja. Taip, mus visai kai aplinka įtakoja, bet kai mes pastebim tą, pagaunam save, galim tada su to dėmesiu nukreipti vėl savo galę tenais, kur reikia. Taip pat prieš tą klausimą buvo pridėta, kad po praktikų tikrai jautėsi, kad vyras pasikeitęs, dėmesys liejasi iš jo ir žiūri visai kitą energiją. Ačiū, tai labai smagu girdėti. Ok, kitas klausimas. Kol kas griaužiantis klausimas yra dėl pasirinkimų. Kaip suprasti, pajausti, kad sprendimas geras keisti darbą? Kaip išnarplioti iš dvejonių? Ar geriau paleisti norus ir praktikuoti magnetizmą ir kas ateis, tas ir turi vykti? Tai čia šitam klausimui aš jaučiu yra daugybė niuansų, ar ne? Ir kai yra kažkoks konkretus gyvenimo sprendimas, aš sėdint čia nepasišnekėjus to žmogum, neišjautus jos energijos, nepatikrinus jos, ar ne, skirtingų to sąmonės ar ne sluoksnių, sunku labai atsakyti, bet pasidalinsiu tokiom bendrom gairiam, kur daugam galbūt bus aktualu, ar ne? Tai ką aš čia girdžiu, kad yra toksai overthinkinimas, ar ne? Ar man čia tai tokia abejonės, ar ne? Kad keisti darbą ar teisingai ir neteisingai ir griaužintis klausimas, ar ne? Tai ką aš girdžiu yra toks per daug galvoje energija sukaupta. Yra toks posakis, overthinking is underfeeling. Tai kai mes per daug savo galvoj užsisukam tam lūpą ir bandom pliusus, minusus surasti, iš galvos tikrų gyvenimo sprendimų nepriims, ypač būnant moteris. Mums reikia susijungti su savo kūnu, su savo širdim, su savo siela. Kad išgirstumėm tą tikrą savo vidinį balsą, kuris ateina ne iš to, kad pliusai, minusai ir tu viską susidėlioji, na, savo galvoj, bet iš vidinio tokio žinojimo. Ir kuo labiau būni savo kūne, kuo labiau užprocesini senus jausmus, senas traumas išmoksti, ar ne, somatiškai įkūnyti tą, ką nori, ne, būti savo galioj, tuo lengviau save girdėti. Būtent dėl to, kaip ir dalinausi sesijos pradžioj, kai mokindavau tą find your purpose, ar ne, kokią suras savo misiją, karjerą gyvenime, tas ateina per tą archetipinę kelionę ir išsigryninimą, kas tu esi, paleidimą tų dalykų primestų, kurie nesi tu. Ir kuo labiau sugrįžti į savo centrą, prisimeni, kas tu esi, tas žinojimas, ar tavo darbas, ar ne tavo darbas, ateina iš vidaus, tas gut feeling. Tu negali išmastyti to. Tai mano patarimas būtų, kuo labiau būti savo kūne, kuo daugiau daryti somatinių praktikų, save pažinti ir priimti visas savo dalis. O iš to, kad ar geriau paleisti norus ir praktikuoti magnetizmą ir kas ateis, tas ir turi vykti, tai teoriškai taip, jeigu tu praktikuotum magnetizmą, ar ne, tas ir ateitų, bet jeigu tu esi savo galvoj ir overthinkini, tai tu negali pilnai praktikuoti magnetizmo, nes tas reikalauja būti savo kūne, būti čia ir dabar, ar ne? Tad tas irgi praktikuoti magnetizmą nėra taip, kad 5 minutės atsisėdu, įsivaizduoju, vizualizuoju magnetą ir viskas, ar ne? Bet ar tu gali išlikti toj savo galioj, savo kūne visą dieną, ar ne? Tai jeigu gali, tada to klausimo net nebūtų, ar ne? Tai čia vėlgi darbas yra susijungti su savo kūnu. Kitas, jaučiu, jog esu verta daug daugiau, jog ir galiu pasiekti tikslų, karjeros, nors dar nežinau, kuria kryptimi judėti. Gausos jaučiu tai viduje. Tas jausmas ir motyvuoja, suteikia vilties, užtikrina mane, kad viskas bus gerai ir tuo pačiu metu visada yra kažkoks blokas viduje. Sunkiai prisiverčiu daryti kažką produktyvaus, naudingo, labai save peikiu dėl to vėliau, kažkokia baimė nuolatinė pradėti, nors žinau, kad noriu. Visada tokia dvikova viduj,
tarp ramybės ir žinojimo, kad esu verta ir tuo pačiu baimės, tingėjimo, savęs peikimo, abejojimo kitais ir savim. Galėčiau dar daugiau žodžių bei pavyzdžių apibūdinti, tačiau jaučiuosi užstrigusi šiame gumule. Nežinau, kaip tai pakeisti, galbūt turi kokių įžvalgų. Tai ką aš čia girdžiu? Galingą vidinį konfliktą. Na, vidiniai konfliktai yra pas daugelį iš mūsų. Kodėl taip yra? Nes yra mumise skirtingos dalis, ar ne? Ką aš čia girdžiu, kad ta viena dalis jaučia, kad aš turiu tiek daug potencialo, žinau, man ir jeigu darau kažką, man išeina, ir ta dalis tokia motyvuota, stipri, galinga, ar ne? Bet kita yra dalis, kuri bijo nusivilti, bijo ne taip kažką pasirinkti ir save plako. Gal tas savęs plakimas yra dar trečia dalis, ar ne? Gali būti taip, kad yra kelios net čia dalis. Ar ne? Tai viena dalis nori, kita dalis sako, ne, bet tau negalima. Ir ta dalis, kuri yra, kad tau negalima, ar ne, dažnai ateina iš mūsų vaikystės programavimo. Arba tai būtų iš mamos ar tėčio, ar abiejų tėvų, arba iš brolių seserų, arba kartais iš mokyklos, iš mokytojų kažkokių pasakytų dalykų. Galbūt nesisekė vieną ar kitam, ar ne, dalykė mokyklui mokytis, kažką mokytoja leptelėjo, ar dar, nežinau, mokyklos, pavyzdžiui, sistema ne visiems buvo tinkama, ar ne, akademiškai, jeigu nebuvai sėkminga, tas išsivysto, ne. Arba būna, pavyzdžiui, kartais dažnai pas mane ateina klientės, kurios turi tokį, kaip vadinu, pirmokės sindromą, ar ne? Ne pirmokės, o pirmūnės sindromą, kurios ypač mokykloje labai gerai mokės, visai, kad dešimtukai viskas būtų tobulai, ir iš to perfekcionizmo bijo po to susimaut. Ir kai kažką naujo pradedi, tai tu nebūsi pati geriausia. Tu turėsi susimaut, turėsi feilinti, turėsi pridaryti klaidų, bet kartais iš tos baimės susifeilinti ir kad nebūsi pati geriausia iš karto, ar ne, kažkas stabdo. Tai aš nežinau iš tos moters, ar ne, praeities, istorijos ir visų patirčių, ar ne, bet ką aš girdžiu, kad iš kažkur atėjusi ta dalis viduj ir dar ką aš girdžiu, tas peikimas savęs, plakimas savęs dažnai labai atidėliojimą sukuria, tą prokrastinaciją, ar ne? Ir kai yra tas vidinis konfliktas, viena dalis nori, kita negali, tai tarsi viena į kita pusę, tu išnaudoji tiek daug energijos, bet niekur nepajudi, ar ne? Nes tiesiog kovoji su savimi vieną ir į kitą pusę. Ir tas išeikvoja labai daug mentalinės erdvės, mūsų energijos, to pavargus, nebežinau, ką imtis, ar ne? Tai visa esmė, ką turi padaryti, tai išsispręsti tą vidinį konfliktą. Ir kad tu jį galėtum išsispręsti, pirmiausia, turi nustoti save peikti, plakti, na, ir tą kritiką vidinį integruoti, o kai integruoji vidinį kritiką, tą dalį, kuri bijo, ar ne? Tai čia jau yra gilesnis darbas, jeigu nori, gali užsibukinti su manim vieną sesiją, kur mes dirbam su pasąmonė, nueinam į skirtingas tas dalis, susišnekam su jam, išprocesinam per kūną ir suvedam į vieną, ar ne? Kaip sakė, į vieną komandą. Bet esmė, kad su tom dalim, kol tų dalių skirtingų nesuvesi į vieną komandą, tol ir bus vidinė kova ir negalėsi pamatyti to savo aiškumo, ką tau iš tikrųjų reikia daryti. Tai tokios būtų įžvalgos, matau dar čia klausimas. Tokia pati situacija pas mane, bijau susimauti, bet tingėjimas ir neprisirašimas įdomu. Tai taip, ir tas dalis, kai suvedi į vieną, ar ne, tada aktyvuojasi ta motyvacija. Tai nereiškia, kad iškart žinosi, kaip tobulai viską padaryti, ar ne, bet tiesiog tavo ta motyvacija turi būti bent 1% didesnė negu baimė, ar ne? Ir jau tada supranti tą mechanizmą ir gali ir bijot baimės neišnaikinti pilnai, ar ne? Bet kai tu žinai, link ko tu eini, žinai, kodėl tu darai, ką darai, ar ne? Tada lengviau pereiti per visus tuos blokus. Nepamenu, aš ta moteris prisijungus ar neprisijungus prie savivertės revoliucijos jau, bet dirbsim su ta savo misijos išsigryninimu ir savo why, ar ne, kodėl aš darau tą, ką darau gyvenime. Ir kai tu išsigrynini savo why, savo didesnę misiją, tiek vidinį savo purpose, vidinę misiją, išorinę misiją, tada žymiai lengviau pasidaro pereiti per visokius blokus, per visokias kliūtis gyvenimo, nes tu matai, kad blokai ir kliūtis tai yra dalis mano kelio į savo misiją. Tai nėra trukdis, tai yra viso to dalis, kuri man padeda augti. Tai kitas klausimas. Su savo vyru esu 25 metus. Šiuo metu aš stipriai keičiuosi, o jis tarsi nuo manęs atsitraukia. Kalbu, kaip aš norėčiau, o jis tolsta. Noriu jausti jo meilę, gauti komplimentus, gėlių, dėmesio, palaikymo.
Tai visiškai suprantu ir šitas yra gana dažnas dalykas, kai moteris pradeda keistis, kartais ir vyrai būna pradeda keistis ir kitas sutuoktinis ar ne, ar partneris išsigąsta, ar ne, nes ypač jeigu tiek daug metų kartu, jie įpratę prie tam tikros dinamikos ir kartais ta nežinomybė gąsdina. O kas jeigu pasikeis, nebenorės su manim būti, arba kažkaip nebetinka, ar ne, ta dinamika, arba jeigu jūs ypač kartu turit kažkokių destruktyvių ar, nežinau, nebūtinai destruktyvių, bet nelabai gal sveikų kažkokių įpročių ar ten ar valgymo, ar žiūrėjimo serialų, dar ir vienas žmogus prakeistis ir tada tam kitam, ar ne, šviesą ištraukia jo kažkokius trūkumus, ar ne, tai dažnai tas pasipriešinimas yra. Užtat mano patarimas yra visai, kad ne kalbinti partnerio, neversti, neįtikinėti, kad ir jam reikia keistis, ar ne, bet tiesiog rodyti savo gerų pavyzdžių ir neatimti meilės. Nes kartais dar būna ir taip, kad tas partneris susitrigerina ne dėl to, kad tu keitiesi, bet dėl to, kad tu kažkaip į jį pradedi žiūrėti žemiau, arba nebemylėti jo taip, ar ne tai, kad nebemylėti, bet dėmesio tiek neberodyti, ar švelnumo, ar ne. Bet jeigu tiesiog rodysi tam žmogui toliau dėmesį, rodysi dar daugiau pilna meilės būsi ir dosnumo ir gerumo, tai negali pralaimėti tame. Ir kai mes žmonės kitus treniruojam, kaip su mumis elgtis, pagal tai, kaip mes elgiamės su savim. O aš pati nusiperku ar ne gėlių sau, ar ne, save nusivedu į pasimatymą, ar ten sau gerus dalykus, ar ne, nusiperku, aš rodau partneriui, koks yra mano standartas ir kaip mane treitinti, ar ne. Jeigu aš savim rūpinuosi, ar ne, ar einu tenais raut, ar apsirengiu ir taip toliau, tai aš rodau kaip pagarbą man, ar ne, jausiu, kaip aš save gerbiu, taip ir aš nustatau standartą, kaip su kitais elgtis. Tad mano patarimas būtų nespaus partnerio, neįrodinėti, net nebūtinai ten aiškint, kaip jis čia tu darai ar ne, kaip kitaip turėtų būti jūsų santykiai, bet būti tuo įkvepiančiu pavyzdžiu. Dar daugiau prisipildyt gausos ir meilės, dosnumo ir partneris pats bus įkvėptas, ar ne, nes jis negali pralaimėti, jeigu tu ateini ir dar daugiau jam meilės ir dėmesio ir viso kito duodi. Ir savo, ar ne, ant savęs gali, nežinau, kažkokius rūpintis savim, ar kūno priežiūros produktus, ar dar kažką, ar ne, tiesiog rūpintis savim, ar sau gėlių nusipirkti, ar maistą kažkaip labiau gamintis sveikiau, ar ten daugiau dėmesio į tai įdėti, ar ne, ir tiesiog įkvėpti savo pozityvių pavyzdžių. Tas visada veikia. Kitas. Jaučiu savyje nemažai tokio nelaimingumo, jis tarsi fonas mano gyvenime. Nors šiaip esu pozityvius žmogus, turiu savyje nemažai gyvybinės ir kitokios energijos, gerą humoro jausmą, bet kartais jaučiuosi apsimetėlė, išorėje pozityvi, o vidus verkia. Viduje kažkoks nelaimingumo fonas, nuo kurio nepavyksta pabėgti. Jis vejasi ir velkasi, kiek save prisimenu. Gyvas skausmo kūnas. Gal net einantis iš kartos į kartą. Kaip tą išgyvendyti iš mano gyvenimo? Nes tai būna, žiūri į žmogaus veidą ir matai jo nelaimingumo pėdsakus veide, gal čia koks posovietinis palikimas. Tai kai yra tas nepagristas liūdesys, dažniausiai, ypač su Lietuvos ar ne žmonėms susidūrus, negaliu sakyti, kad viso pasaulio ar ne žmonėms šitas, bet čia yra kažkur apleidimo žaizda. Jeigu ir ten mama ar tėtis nepaliko, ar nieks tavęs neapleido, ar ne, bet buvo emocinis kažkur apleidimas. Ir jau čia vien šitas, kad eina iš kartos į kartą, tas greičiausiai irgi sufleruoja, kad nebuvo to emotional availability, ar ne. Ir ypač, kai žmonės yra jautrus, ar ne, mum jautiem žmonėm reikia daugiau tos meilės, daugiau dėmesio, daugiau šilumos, erdvės laikymo, kantrybės, pabuvimo, ar ne? Ir tiesiog tai yra natūralus poreikis žmonėm, kurie yra empatiški, ar ne, tokios jautresnės nervų sistemos, kurie viską jaučia, ar ne? Aš esu tokia, tik dauguma pas mane atėjusių klienčių būna šitokios, ar ne? Ir mums reikia daugiau va tų visų dalykų, meilės, atjautos, erdvės ir taip toliau. Tai mes nesusigalvojam, tiesiog žmogui natūraliai to reikia. Ir kai mes to negaunam, tas palieka tokį vakumą, void viduj, kažko lyg tais trūksta, negali įvardinti, ar ne, kaip sakoma, you can't put your finger on it, bet kažkas trūksta ir tas tokį liūdnumą nepaaiškinamą palieka, kažkokį
ilgesi, lyg kažko trūksta, lyg kažkoks liūdnumas, tas iš kartos į kartą, ar ne, kad ir gal nieko blogo neįvyko, bet kažko trūksta. Tai dažniausiai šito trūksta. Ir vienintelis būdas išeiti iš to, tai pačiai tapti savo mama ir tėčiu ir užsipildyti tą void, ar ne, užsiauginti savo pačios tas vidinės mergaitės, vidinius vaikus, ar ne, ką ir būtent savivertės revoliucijos programai pirma visa sesija bus skirta tam. Ir tai ne tik viena sesija ir padarom namų darbus, bet ir visą likusį gyvenimą. Mes visai, ką esam santykėje su savo vidiniu vaiku, ar ne, tai mes turim aktyvuoti tą kosminę mamą, kurios ne viena iš mūsų turbūt neturėjo, kad ir turėjom nuostabiausias mamas, jos buvo netobulos, ar ne, ir su savo istorijom ir taip toliau, ar ne, tai čia nėra apie buvimą mama, bet tai yra apie buvimą pačiai savo tą tobulą mama viduje, reiškia pilnai mylinčią, atjaučiančią, priimančią. Ne? Tai va šitas išgydo tą vat, liūdnumą. Ne? Aš žinoma, nežinau iš tos istorijos, iš tos moters, apie ką tai yra, bet skamba, kad tas vat, drivas, ta energija yra, bet tas vat, liūdesys vėl sukuria kaip vidinį kažkokį konfliktą, apie ką jau prieš tai buvusiam klausimui šnekėjau. Tai irgi turbūt būtų naudinga pasidaryti vidinių konflikto alignment sesiją, nes pajungti viską į vieną komandą. Ir dar, kas čia buvo paminėta, gal čia koks sovietinis palikimas, tai taip, manau, mūsų tauta turi tą galingą traumą, ar ne, tiek sovietinis tas palikimas iš praeito šimtmečio, tiek tais dar iš 200 atgal, ar ne, in the 1800s, tam 19 irgi amžiui, ar ne, buvo irgi ta rusų ar ne, viso polimai ir taip toliau, tai paliko tas galingą pėdsaką, ar ne, nes mūsų dabar jau tėvai, ar ne, irgi gimė sovietinė, aš irgi pati gimiau, dar buvo sovietinė, ar ne, laikai, bet jau kai jau mokykloje buvo nepriklausoma Lietuva, ar ne, bet jau aš neaugau tame, ar ne, bet tėvų, močiučių, ar ne, visas tas palikimas jaučiasi tos pasakojimai ir nežinau, kiek kartų atgal reikėtų nueit, kol jie buvo savo kūnuose, savo saugume, nežinau, ar ne, prieš kiek šimtmečių tas buvo, ar ne, tai tas eina iš kartos į kartą, bet kuo mūsų karta ypatinga yra, kad mes turim galę dabar, turim laiko, saugiai gyvenam, ar ne, neaišku, kaip viskas bus, ar ne, šitam pasauliu, bet šiandieną mums yra saugu, mes turim, ar ne, prieimą prie interneto, turim prieimą prie tokių dirbtuvių, prie visokių įrankių, ar ne, ir mes galim keisti, išgydyti savo tas traumas ir neperduoti ateities kartoms. Taip, kitas klausimas. Kokia tavo nuomonė apie santykių tęsimą po vieno iš partnerių neištikimybės? Gailimasi, atsiprašoma, elgiamasi kitaip, lankoma porų psichoterapija. Ar įmanoma vėl mėgautis ryšiu ir santykiu, kurti jį naujai, galbūt net turėti tvirtesnį nei prieš tai ar ne? Tai aš asmeniškai iš savo patirties negaliu šito pasakyti, nes nesu buvusi tokioj situacijai. Bet pasidalinsiu iš ką esu girdėjusi iš kitų žmonių, iš savo klientų, nes esu dirbus klientai, kurie buvo ir abiejose pusėse, ir kurie čytino moteris, ir kurios vyrai čytino ant jų, ar ne, tai esu susidūrusi iš kitų žmonių. Tai vėlgi, kiekviena situacija yra tokia skirtinga ir aš negaliu pasakyti, kad taip galima ar negalima, na, tiesiog pasidalinsiu savo keliom tokiom mintim. Tai mano nuomonė, verta turbūt būtų bandyti statyti dar tą santykį tik tada, kai yra vaikai, ar ne, dėl vaikų galbūt, ar ne, jeigu visa kita gerai ir tikrai ten partneris gailis, ar ne, nes vaikam ardyti šeimą tikrai tas tokius ilgalaikius turi pasiekmes, ar ne. Kartais, žinoma, išsiskirti yra geriau, negu kad likti su kažkokiu partneriu, kuris yra blogas ir ta dinamika nesveika, ar ne, ar kažkokio smurto tarp tėvų yra dar blogiau vaikams, ar ne, bet jeigu yra visa kita ok, tai galbūt dėl vaikų ir verta, ar ne. Jei vaikų nėra ir tiesiog yra šiaip partneris, aš suprantu, kad galbūt yra sakoma meilė, ar ne, bet jeigu yra iš tikrųjų meilė ir pasitikėjimas, tada kodėl atsirado tas čytinimas, ne? Nes dažniausiai tai neatsiranda, tai nebūna dėl sekso vien tik tais, ne? Tai būna greičiausiai kažkokie gilesni dalykai, arba trūksta dėmesio, arba kažkokie poreikiai nepatenkinti, ar ne? Bet jeigu ir partnerio poreikiai nepatenkinti, ar ne, tai
čia ne žmonos kaltė, ar ne, nes jis pats galbūt irgi neiškomunikavo, ar ne, tai čia jau kai yra čytinimas, tai yra čia problema daugiau eina daug prieš tai esanti, ar ne, daugybė kažkoks nesusišnekėjimas, komunikacijos toka, poreikiai neišreikšti, jausmai neišreikšti, kažkokia nesusišnekėjimas, ar ne, ir kažkokio ryšio nėra, ar ne, nes nebūna taip, kad partneriai visiškai ryšys kartu, ar ne, myli vienas kitą, visi poreikiai patenkinti, jeigu kažkas nepatenkinta, išsako, susipyksta, pakonfliktuoja, vėl susitaiko, ar ne, nes santykiai nėra, kad visai ką vien gėlytės, ar ne, iškyla kažkokie dalykai, bet jeigu partneriai yra ryšyje, tas čytinimas, nu, neįvyks, jis įvyksta per daug kažkokių laiko, kai kažkas nepatenkinta, kažkas nuoskauda, neatsiranda, kažkas kitas parodo dėmesį, ar dar yra kažkokie dalykai. Tai čia minima šitam klausime, kad einamas į psichoterapiją, porų, ar ne, tai vėlgi priklausomai, ar ne, nes yra ir ten eina žmonės po psichoterapiją, bet vis tiek pilnai neatsiveria. Arba tenais eina tik tai tam, kad vos nepasakytų, tik jo užsidėjau, aš einu kažką darau, ar ne, bet koks gilus tas darbas ir ant kiek yra tas nuoširdumas ir atvirumas, nuo to viskas priklauso. Ar ne, dauguma žmonių vis tiek pilnai neatsiveria partneriui, dar kažką slepia, ar ne, nes bijo, kad jeigu aš išsakysiu viską, kaip aš esu, koks esu, tada mane atstums, aš nevertas meilės ir taip toliau. Ne? Tai šitą labai svarbu įsivertinti ir tai moteriai, kuri klausia, aš nežinau, ar jai turbūt pačiai čia aktualu, ar ne, šitas, tai svarbiausia būti visiškai nuoširdžiai ir tokiai tiesoj su savim. Savęs nebauštint, kad, nu, gal ten pasikeis, gal kaip, na, išsiaiškint, kodėl būtent čytino ir ar jūs galite tą root cause, ar ne, tą šakninę priežastį išrauti ir pakeisti, tada galbūt ir yra šansas. Kitas dar aspektas, nes čia buvo bendrai klausima, kokia nuomonė apie tęsimą po vieno iš partnerio neištikimybės. Kai yra heteroseksuali pora, moteris ir vyras, ar ne, dinamika nėra viena lygia, ne, vyrai ir moteris mes turim vienodą galę, bet skirtingą formą tos galios. Mes nesam vienodi, ne, aš bent jau mano supratimu ir nei vienas, nei kitas nėra galingesnis ar geresnis, mes esam skirtingi, turim skirtingas dovanas, ar ne? Bet dėl to skiriasi, kai vyras čytina ir kai moteris čytina, ne? Jeigu moteris išduoda savo vyrą ir vyras sužino ir moteris jam ir tai yra, vyras sužino ir vyras atleidžia moteriai, nes jinai nori, jeigu ir moteris sugrįžta, ar ne, į tos santykius ir vyras jai atleido, bet jinai niekada giliai nebegerbs to vyro savo. Nes moteris, ar ne, nesijaus saugiai su vyru, kurį jis tai išdavė, nuo su kitu permiegojo ir jis atleido, tai ta pagarba nukris, ar ne, čia toks paradoksas gali skambėti. Nes moteris žymiai labiau gerbtų vyrą, jeigu vyras sakytų, okei, tu turėjai savo šansą, dabar mano standartas nebe toks, ar ne, viskas, tu turėjai šansą, neišpildėjo, goodbye, ar ne. Nors ir tada bus širdies gailestis, ar ne, bet jinai tokio vyro norės. Jeigu vyras atleidžia, ar ne, tai jinai taip jau nebežiūrės. Aišku, yra visur išimčių, ar ne, tai nesakau, kad čia 100%, bet 99% šitas galioja. Kai yra atvirkščiai, kai vyrai čytina, galbūt yra šiek tiek kitaip, kitokia dinamika, ar ne, jeigu moteris ypač atleidžia dėl vaikų ar dėl kažkokios ateities, jeigu vyras tikrai keičiasi, esu girdėjus apie tokias situacijas, kad įmanoma, aš nežinau, nenorėčiau tokiuose būti santykiuose, nes kai sugadintas tas pasitikėjimas, tai kaip po to statyti tą santykį, nes mano nuomonė tas pasitikėjimas vienas kitu yra pats svarbiausias dalykas ir honesty, tiesos sakymas yra pats svarbiausias dalykas. Bet čia mano supratimu ir čia mano yra santykių vertybės. Kitų žmonių galbūt santykių vertybės yra kitokios, gal jiems svarbiau šeima, kad iš išorės viskas gražiai atrodytų, kad būtų ar ne kažkokia buitis ar dar kažkas, nežinau, ar ne, bet mano nuomonė santykių svarbiausias dalykas yra tikras ryšys ir artimumas, nuoširdumas.
Taip, kitas klausimas. Paskutinė sesija buvo nuostabi, vėl susijungiau su tavim, išgirdau ir pajutau tiesą, kurią skleidė. Ačiū. Ir mano klausimas. Atrodo, kad kasdieną padėkoju už tai, ką turiu. Puoselėjau dėkingumą ir gausą tiek, kiek galiu. Žinoma, kartais pastebiu, kad įkrentu į auką ir mintise vėl ima suktis trūkumo mąstymas, tačiau su pastabumu ir sąmoningumu atkreipiu į tai dėmesį ir keičiu. Tačiau mano realybė finansų klausime jau daug metų nesikeičia. Gyvenu nuo algos iki algos, dažnai krisdama į skolas. Kaip tai pagaliau pakeisti? Ačiū, visada gera tave matyti ir girdėti. Tai kai yra tas dėkingumas, ar ne, dėkingumo jausmas, jauti gausą, pastebi savo gyvenime ir esi sąmoninga, ar ne, jeigu tikrinti į trūkumą, pastebi save, ar ne, bet vis tiek realybė nesikeičia, greičiausiai tai yra įsitikinimai kažkur ir mūsų standartai, ar ne? Tai, pavyzdžiui, yra standartas, vieni žmonės turi standartą tokį, kad gyvent nuo algos iki algos yra okei, ir kad ir jie uždirbs ar daugiau ar mažiau, visai, kad nutiks taip, kad va nuo algos iki algos arba ten likusi iki algos reikės kažkiek pasiskolinti visai, ir jų bus toks standartas. Kiti žmonės turės tokį standartą, kad jiem net ne iki algos, bet jie turi skolą ir ta skola dar kaupėsi ir dar kokios palūkanos kaupėsi ir jie tai priima kaip normalų ir savaime suprantamą dalyką ir jie atrodo, kad ne, bet tai čia kaltas mano darbas, bet čia išlaidų man daugiau reikia, bet aš neuždirbu tiek daug ir visai kas suras, kokia yra, ar ne, aplinkos, kokia yra priežastis. Ir taip visai ką galima surasti logišką priežastį, kodėl išlaidos didesnės ar ne už pajamas. Bet yra tokių žmonių, kurie visą laiką bus link daugiau, ar ne, visai kas įdės taupimą ir jau auga, arba bent kažkokia sąskaita, ar ne, yra pinigų suma, kuri jam turi būti, ar ne, ir jeigu yra ten dažniau sąskaita 10 000, jeigu nukrenta žemiau, tada jau kažkaip netaip reikės vėl sugrįžti, ar ne. Ir visi mes turim tą tokią dažnai nesąmoningą, kol sąmoningai to nesuprantam, tokį standartą, kas mums yra normalu. Vienam yra normalu -5 000 į mėnesį, kitam visai ant nulio, kitam 10 000, kitam milijonas, kitam ir milijonas atrodo, kiek mažai, ar ne? Tai visuotinio nėra standarto, kas yra daug, kas yra mažai, bet mūsų pačių santykis su tuo nusako. Ir mes patys nusprendžiam tą standartą pasiemam, ar ne? Ir tas standartas dažnai yra tokia akumuliacija, ar ne, sankaupa, kaip sakant, ką mes matėm iš savo tėvų, iš savo aplinkinių, iš savo ankstesnių patirčių, galbūt iš savo sutuoktinio ir tokio iš aplinkinių žmonių, kas yra normalu, ir va tokį susiformuojam savo standartą. Ir čia ką aš girdžiu, kad yra tas standartas, kad su metu vis tiek klausim nesikeičia, nuo algos iki algos. Tai aš tikiu, kad gal ta alga ir pakyla, bet tada ir išlaidų ar ne pakyla, ar ne? Tai čia reikia keisti savo standartą. Ne? Apie tai aiškinu raktą į gausą, pavyzdžiui, toj programai, kaip tą standartą savo keisti. Bet vienas iš tokių hekų, ką galiu pasidalinti, tai apsupti save žmonėm, kurie uždirba žymiai daugiau ir kurie turi žymiai daugiau. Ir kurie gyvena visai kitur, ne? Visai kitokiose situacijose, kitaip žiūri į pinigus. Jeigu tu fiziškai negali įsidėti save, ar ne, į tokią aplinką, pavyzdžiui, nežinau, gyveni Lietuvoje, Alytuj, čia ne Alytuj šita moteris gyvena, bet tarkim, ar ne, ir gal ten nėra aplinkinių kažkokių kaimynų ir negali kraustytis kažkur kitur, ar ne, tai it's okay, yra šiais laikais podcastai su visais sėkmingiausiais pasaulio žmonėmis. Su pačiais turtingiausiais pasaulio žmonėm ir visokiais investuotojais ar šiaip sėkmingais, ar ne, ar gali įsirinkti žmonės, kurie tavo industrijai dirba ar kažką ar nepasiekia. Ir klausydama tų pokalbių, tu susijungi su jų protais, tu tarsi dalyvauji tam pokalbį. Ir tu pradedi mąstyti, kaip tie žmonės mąsto. Aš atsimenu, mano didžiulis pokytis 2014 metais, kai dar gyvenau Tailande, aš pradėjau kiekvieną dieną, jeigu ten būdavau džime, ar ten kažką valgydavau, visai, kad tiesiog nuo ryto iki vakaro podcastus, kursus, tokius klausydavau su sėkmingiausiais pasaulio žmonėmis ir tas brainwashina tave gerąją prasme, išplauna tau smegenis ir pradeda tave vers matyti juos kaip nuo normalų standartą, ne? Tie žmonės, kurie uždirba ten milijonus, jie nesiskiria nuo manęs, jie tokie patys žmonės turi kažkokius iššūkius, tiesiog jie žiūri į kitus dalykus lengviau, jų kitoks standartas. Tai kviečiu šitą pasižiūrėti ir tuo pačiu, kur galėtum savo gyvenime, ar ne,
įsidėti save, susitikti ar ne, ar nueiti kažkokius ar renginius, ar prisijungi gal prie kažkokio klubo, ar nežinau, ar verslininkų, ar dar per networking eventus kažkur susitikti, pradėti su kitokiais žmonėm bendrauti, kuriem yra normalu investuoti, kaupti pinigus, turtą ar ne, kurie žiūri kaip ilgalaikį kažkokį turi planą, turtą investuoja ar ne, o ne tik tai saugos iki algos. Nes čia girdžiu turbūt nėra, kad ten meilės savo trūkumas ar sąmoningumo trūkumas, bet grinai tas standartas ir savo leidi taip gyvent, o iš tikrųjų gali pasikelti tą standartą. Ir mūsų realybė niekada neatspindės mūsų svajonių ir norų vien tik tais, bet mūsų realybė visada atspindės mūsų standartus. Taip, matau dar čia klausimas. Chatboxe, sveiki, kaip dirbti su stipria išdavystės baime, po eks-partnerio išdavystės. Esamose santykiuose bet koks galimas partnerio kontaktas su kita moterim kelia stresą. Nors jo vertybė yra ištikimybė, man neina juo tikėti. Tik jau pavargo nuo manęs. Ok, tai čia irgi labai dažna, po daug išdavysčių, ar ne, yra ta trauma pas mums, ar ne, ir ta apleidimo trauma, ir baimė, ir sustiprintas jautrumas, ir visur bet kokia moteris, ar ne, jauti tą signalą. Ir kas įvyksta, kai mes tą, kaip sakant, daug get it under control, ar ne, šitų dalykų, tai kartais tampa savaime išsipildančia pranašystė. Ką aš čia girdžiu paskutiniam, ar ne, jis jau pavargo nuo manęs. Nes vyras norėjo būti ištikimas, norėjo būti geras, bet tas nuolatinis pavydas ir tikrinimas ir nesaugumo jausmas pradeda atstumti, ar ne, tai išmeta tave iš tavo magnetizmo, iš tavo galios, iš tavo savivertės, ar ne, ir tampi tokia, vat, atidavus savo galę, ir ta energetika yra labai nepatraukli, tokia atstuminti yra. Tad čia jau yra tavo darbas išsigydyti šitą žaizdas, traumas, ar tai terapija, somatinės praktikas, ar prisijungti prie šito kurso, ar susiras kažkokį kitą profesionalą, bet turi išdirbti su tavo tom prisirišimo žaizdomis. Ką aš čia girdžiu, ta anxious attachment, ar ne, nervingas prisirišimas lietuviškai berods. Tai turi šitą išgydyti ir išmok savo tuos jausmus išlaikyti ir neprojektuoti jų, ne? Kažkokia mintis tau ateina, arba partneris ten su kažkuo susitikime, gal ten tik draugė ar kolega, jau tu jauti tuos jausmus, vietoj to, kad ten ar tikrintum, ar tiesiog užsirauktum, ar ne, ar dar kažkam sakytum, ir tos jausmus išsilietum ant jo, tu turi prisimti atsakomybę, kad čia yra tavo jausmai ir tavo yra darbas juos perdirbti. Ne? Nes jeigu būtų, kad ten partneris specialiai kažkaip ar tenais dar kelia kažkokias nesaugias situacijas, tada jau būtų kita kalba. Bet ką aš čia girdžiu, kad esamuose santykiuose partneris vertina ištikimybę, jis nedavė jokios priežasties, kodėl tu turėtum ar ne nesijausti saugiai. Arba jeigu yra kažkokius daro dalykus partneris, ar ne, kur jautiesi, kad nesaugi, tuomet, greičiausiai netinkamas galbūt partneris, ar ne, bet čia neskamba taip. Dar papildymas, jis net nebendrauja su kitomis moterimis, tik darbo aplinkoje ir savanorystės. Jo net vertybės ištikimybė labai svarbu jam tai. Tai va, tai pati pasakė, ne, kad jis neduoda jokios priežasties. Tai tie jausmai, kurie susiję, tai ne apie jį ir ne apie jūsų santykius, o apie tavo praeitį. Tad tavo darbas yra išdeginti tą traumą, tos jausmus išjausti per savo kūną. Taip, kitas klausimas dėl mantros. Renkuosi realybę, kurią aš esu, daug taškis, ausia savo versiją. Kaip tikslingiau suformuluoti mantrą, nes noriu visko. Ir labiausiai pasitikinti, ir sėkmingiausia darbe, ir seksualiausia, ir traukianti gausą, ir gaunanti eks atlyginimą, linksmiausia, labiausiai atsipalaidavusi, ir ko tik aš nenoriu. Šiaip tai labiausiai noriu rasti antrą pusę. Ką pasirinkti, kaip suformuluoti. Ačiū už atsakymą. Tai viską galima, visus dalykus, ar ne? Bet svarbiausia išsirinkti, kas tau svarbiausia. Ir čia, ką aš girdžiu, labiausiai rasti antrą pusę nori, ne? Tai mantra galėtų skambėti taip. Aš renkuosi gyventi realybėje, kurioje esu a dream come true mano tobulam partneriui, kuris nori mane sutikti, ar ne? Tokį gali, ne? Arba tiesiog rinkuosi gyventi realybėje, kurioje esu pasiruošusi pilnai sutikti savo partnerį ir greitai jį sutinku, ar dar kažką, ne, išsirenki vieną. Ir kaip ir minėjau anksčiau, kai dirbam, formuojam vienus kažkokius įsitikinimus ar
neurojungtis smegenyse po 2-3 savaičių šito gali pridėti ir kitą kažkokį dalyką. Bet svarbiausia išsirink, kas dabar tau aktualiausia ir gali kelis dalykus pajungti, ypač jeigu jie eina vienas su kitu, ar ne? Ten, pavyzdžiui, kad ir seksualiausia, ar ne, kaip minėjai čia, ir sėkmingiausia, ar ne, tai gali, kur jaučiuosi labiausiai savim pasitikintis, seksualiausia, patraukliausia ir be jokių, ar ne, ten sunkumų pritraukiu savo partnerį ar dar kažką tokio. Okay. Kitas klausimas. Kai esi emotional empath, kaip išmokti nesusitapatinti su kito žmogaus energija? Kaip atskirti savo ir kito energijas? Aš net nepajuntu, kai susitapatinu su kito žmogaus energija, toks jausmas, kad ir lieka to žmogaus energija nuo minčių, emocijų ir fizinio jautimo. Atrodo, nebebūni savame kūne, bet būni kito. Ką būtų galima padaryti, ką pradėti daryti, kaip padėti savo. Nekartą pagalvojau, būtų be galo naudingas seminaras šią temą. Tai kai tu nesi savo kūne, tada tu palieki erdvę ateit kitų žmonių energijoms, varom entities ir visokiems kitiems dalykams į tavo kūną. Ne? Tai pats geriausias apsisaugojimas nuo kitų energetikos, neįsileist ar ne kitų žmonių kažkokių dalykų savo kūne, reiškia būt pilnai savo kūne. Nes yra posakis taip, if you're not in your body, what is, ar who is, ar ne? Nes kai nesi savo kūne, kas jame yra, ar ne? Nes lieka kažkokios tos plyšiai tavo energijos centre, tavo aurai, ar ne? Tai kuo labiau esi susijungus su savim, savo vidinis konfliktuojančias dalis pajungėsi vienyje su savim, tuo yra saugiau. Ir tuo pačiu, kai esi pajungi tą vidinį saugumą, vidinę tą kosminę mamą, ar ne, tą atjautą, meilę, priėmimą visišką, ar ne, kai tu esi apgaubta tokio meilė, šilumos, tada tu nebelieka to vakumo tavy. Nes kai tai yra tas trūkumas, vakumas, kažko trūksta, tada ir prisitrauki, pradedi tapatinti su kitų žmonių energija, ne? Bet tu jeigu tu esi pilnai savo kūne ir apsisaugai savo energiją, ką irgi kaip apsisaugot savo energetinį lauką, šeštoj sesijoje išnekėsim, kai bus apie šamanės žinies archetipą šitą, tai išmokinsiu paprastas praktikas, kaip tą padaryti, ar ne? Bet apskritai, kai tu esi apsisaugojus, tu neprarandi tos empatijos dovanos, ne? Bet tu tada gali jausti kitą žmogų, bet tai nepriimi kaip savo, tau nereikia jo skausmo išgyventi, bet tu gali matyti, ar ne, viską skaityti, žinot, kaip tas žmogus jaučiasi, ir padėti jam, jeigu reikia, ar ne, tam kitam žmogui, bet neprisimti kaip savo. Tai ypač tam darbe, kurį aš darau, aš irgi esu emotional empath, ar ne, be buvimo empatija aš negalėčiau daryti to, ką aš darau, ypač dirbant vienas su vienu klientais, kur stebi energijos lauką, stebi dvasinį realmą, astralinį realmą, ar ne, tu skaitai žmogaus energiją, matai viskas, kas vyksta su to žmogum, ar ne, bet jeigu aš prisijimčiau kaip savo, tai aš negalėčiau to darbo dirbti, nes aš tiesiog išsekus visai ką būčiau, nes aš dirbu su labai giliom kai kurių, ar ne, žmonių emocijom ir apleidimo žaizdom, traumom galingom vaikystės ir taip toliau, tai jeigu aš prisimčiau kaip savo, negalėčiau to daryti. Tad apsisaugojimas, ar tu dirbi tokį darbą, kur padedi žmonėms, ar ne, bet kokiu atveju, kai mes esame empatai, mums būtina apsisaugoti savo energetinį lauką. Kitas, bandau suprasti, kaip naviguoti tas energijas, kai nėra jėgų. Pastaruoju metu jaučiuosi itin išsekus ir negalvoju neigiamai, kad dabar mano manifestacijos pas mane nekeliauja, tačiau jaučiuosi, kad nieko nenoriu ir negaliu duoti atgal šiuo metu. Neturiu kažkokios super nuotaikėlės kurti ryšį su kitais, nors gal ir norėčiau tai gauti ir būti įtraukta ir belongint. Gal gali pasiūlyti kokią sveiką perspektyvą šitus energijos lygių pokyčius. Tai pirmiausia, išsiaiškinti reikia priežastį, kodėl nėra tos energijos. Keli dalykai gali būti. Vienas, jeigu yra emocinis nuovargis, tai yra arba daug vidinių konfliktų, kažkur konfliktuojančios dalis, apie ką jau šiandien šnekėjau anksčiau. Gali būti taip, kad kažkas dreinina tavo energiją mentalinę ir emocinę, nes, pavyzdžiui, darai dalykus, kurie tau nepatinka, arba nedarai pakankamai dalykų, kad prisipildytum save.
Ne? Tai mes kartais pavargstam nebūtinai dėl to, kad daug dirbam, bet dėl to, kad nedarom dalykų, kurie mūsų sielą pripildo. Ne? Galbūt dar kažkokie yra energijos nuotykiai. Na, tai siūlyčiau pasisės, pareflektuoti ir užsirašyti, pajournalint, kokie yra tavo energijos nuotykiai. Kur tu prarandi savo energiją. Tai gali būti žmonėms, kažkokiems dalykams, kuriems tu vartoji, kuriuos vartoji, ar tai alkoholis, ar nežinau, ar cukrus, ar dar kažkoks nesveikas maistas. Galbūt praleidi laiką per daug ar kažkokių serialų, ar tenai skrolinimo telefono, galbūt neini miegot laiku, galbūt neišsimiegi. Kartais būna žmonės, nesuprantu, kodėl energijos nėra, kodėl neišeina, ten nieko negaliu padaryti, paklausiu, kiek laiko miegi, oi 5-6 valandas. Tai tiesiog miego trūksta. Na, jeigu aš 5-6 valandas miegočiau, tai tikrai irgi neturėčiau energijos ir kaip zombis vaikščiočiau. Na, tai tą reikia prioritizuoti miegą. Neturiu laiko. Bet po to, jeigu pažiūri, turi laiko ten su kažkokiu susitikti, kažką ten valyti, tai nusisamdyk valytoją. Arba, nežinau, ten skrolinti ar serialų žiūrėti. Ne, jokių serialų, eini miegot. Ar ne, ir išsimiegi, tai turi surasti, ar ne, kodėl, kur yra tas energijos nuotykis, kodėl trūksta tos energijos ir išspręsta. Kartais gali būti hormoniniai pokyčiai, ar ne, tai reikia galbūt keisti mitybą, su mitybos specialiste padirbti, ar dar kažkokiu, nežinau, įsitirti kraują, ar ne, kai kuriam būna moterim, kad ten, pavyzdžiui, geležies trūks, yra tiesiog maža kraujystė, paprastai, ar ne, tada pakeitus mitybą, pridėjus atitinkamų maisto papildų, įsigydai mažakraujystę ir atrodo, wow, gyvenimas visiškai pasikeitęs. Kai aš turėjau pernai metais mažakraujystę, dėl atitinkamų sveikatos problemų, tada atrodo net nepaduoda deguonies, nei smegenys, nei raumenys, buvo taip, kad iš viso hemoglobinas, kai nukritęs žemai, tai net atrodo, eini parke ar ne, miške vaikštai ir atrodo, net ne raumenis neveikia, atrodo, kaip ką tik būčiau nubėgus kažkokį maratoną, ne? Tai kartais gali būti fizinė kažkokia priežastis, arba įsitirt kraują, galbūt trūksta kažkokių medžiagų, ne? Tai visa esmė išsurasti, kur yra priežastis to. Ok, turim dar kelis klausimus. Ok. Kaip mylėti save, savo kūną? Mano kriaušės figūra ir visada kompleksuoju dėl savo plačių klubų, nors mano vyrui labai patinka. Kokius žingsnius praktikas daryti? Iš tavo paskaitų esu tokį įspūdį pasidariusi, kad kūno riebalus galima somatiškai išjudėti, tai yra riebalai slepia traumas. Mano konkrečiu atveju per rebefingą išjaučiau, kad klubuose šlaunyse gyveno mano auka ir slepiasi po riebalų paklodę. Ačiū už dirbtuves. Tai kaip mylėti savo kūną, kaip mylėti save, savo kūną, tai aktyvuojant savyje tą, galima vadinti kosminę mamą, jeigu per archetipų žiūrim, jeigu be archetipų, tai tiesiog aktyvuoti tą savo dalį, tą tokią esybę savo, kuri yra visiškai besąlygiškai mylinti, priimanti, atjaučianti ir toms visoms savo dalims, kurios yra, nežinau, save peikia, ar save kritikuoja, ar nemyli, mylėti ir tas visas dalis, ar ne? Tai yra praktika, tai yra darbas, ar meilės savo, ar ne? O dėl kūno, ar ne, tai čia klausimas apie tą, taip kartais kūne, ar ne, ypač riebaluose, mes kaupiam savo traumas kažkokias, mano pačios gyvenime, kai aš daug dariau somatinių praktikų, pasikeitė kūno formos, ar net kur kūnas riebalus kaupia, ar ne, pasikeitė tiesiog pats kūno siluetas, ar ne, ir taip, ir tuo pačiu, jeigu ir kūne turim kažkokias traumas, vis tiek reikia kūną mylėti ir besąlygiškai priimti, koks jis yra dabar, ne, tai vėlgi apie šitą visą temą, kai mes laukinės moters bus susijungimas su tai savo impulsais, su savo instinktais, na, ir savo pamilimu kūnu, tai bus apie tai irgi daug to vidinio darbo, negaliu pasakyti, tiesiog mylėk save, ar ne, o kaip, ar ne, tai yra irgi visas tas procesas. Taip pat ir kitose savo programose yra Body Magic programa, kurioje visą tam yra skirtos 6 savaitės, ar ne, bet trumpai tariant, ar ne, taip ir būna taip, kad riebaluose yra mūsų tos kažkokios traumas kaupiasi, ar ne, tai kratymasis, bet ir šiaip somatinės visokios praktikos, ar ne, užsidėjus muziką, kratytis, kvėpuot, klausyti, aš esu daug praeitį darius nemokamai, galbūt kažkas yra dalyvavę, galėsiu pasidalinti, jeigu kažkam
rūpi, gali tiesiog man mailą parašyti, atsiųsiu į nemokamą yra tiesiog į nemokamas įrašas, kaip somatinę praktiką padaryti, bet iš esmės tai vienu ar kitu atveju save besąlygiškai reikia mylėti. Kitas. Kaip reikėtų žiūrėti į manifestacijas, kai svajonė yra susijusi su kito žmogaus gyvenimu, pavyzdžiui, vaiko laimė ir sveikata? Ar tai nėra galios iš to žmogaus atimimas, kurti savo likimą ir kaupti patirtis tokias, kokių tam žmogui reikia? Taip, tai yra atėmimas tarsi galios, bet mes net negalim manifestuoti už kitus žmonės. Mes galim tik tais linkėti jiems gero, siūsti palaiminimus, melstis kitų žmonių laimės, kad jiem būtų lengviau ir kad jie galėtų pereiti per visas savo pamokas kuo lengviausiai, kuo kaip įmanoma ar ne, bet tuo pačiu mes negalim apsaugoti žmonių nuo pačio gyvenimo ir nuo gyvenimo pamokų. Kitas. Kaip asmeniškai jūs pati kūnu pajaučiate, kai perjungiate gaunančią ir duodančią energiją ir atvirkščiai? Kaip kiekvieną iš šių energijų jaučiate atskirai? Suprantu, kad kiekvienam tai gali turėti skirtingus pojūčius, bandau atrasti savuosius. Tai iš mano, kiek aš girdėjau su klientėm dirbus, kad nėra tokie jau skirtingi pojūčiai, visos jaučia ganėtinai panašiai, kai tas davimo energija, pliusą tai ir tu jauti, kad energija eina iš tavęs, tarsi iš tavęs eina, ne? Tokia vat energetika, ar tai būtų link kito žmogaus, ar link kažkokio daikto, ar ne, ar tai kažkoks fokusas yra į išorę, ar ne? Kai link tave eina, tai tu jauti, kad į tave eina, ar ne, ta kryptis energetikos eina į tave ir tu tarsi atsiloši ir ateina į tave, ar ne? Nėra nei vienas, nei kitas geras ar blogas, tiesiog yra kryptis energijos, ar ne? Ir tas minusas, kai labiau į save žiūri, nukreipus dėmesį, į save susifokusavus, pliusas susifokusavus į išorę. Taip. Kitas. Aš esu dažnokai pasimovus ant tokio kabliuko, kad kai galvoju apie geresnę updated savęs versiją ir einu link to, gyvenu tuom, tai vienaip ar kitaip vėliau pajaučiu, kad viena ar kelios mano dalis jaučiasi neglected, nors to pačiu updatinimo procese turėjau labai gražias intencijas, bet jos jaučiasi dar labiau pamirštos. Nors tarp jų poreikių, pavyzdžiui, pagailėti savęs, pailsėti ir pabūti auka, supykti ir taip toliau, ir mano norimos updated versijos atstumas dar labiau išauga ir kyla įtampa. Kaip teisingai su tuo dylinti, svajojant ir kuriant save kiek naujai? Tai svajoti, ar ne, svajoji ir turi savo viziją, bet tą viziją turi atnešti ir įkūnyti šitam momente. Ar ne? Tai tas neglected, ar ne, kaip sakai, neglectinė, apleidi save, įvyksta tada, kai tu nebesi savo kūne, čia ir dabar. Kai tu esi savo galvoj, kažkokia vizija, fantazija apie ateitį, ne? Tai taip yra vieta ir laikas susikurti tą savo viziją, bet tada žinot, ar ne, kad yra tas kelias nuo šitos mano šiandieninės aš ir iki tos vizijos ir kiekviena diena iki tos vizijos, ar ne, išpildymo. Yra atitinkamas įkūnijimas. Tai bet kokiu atveju vis tiek yra buvimas, turi aktyvuotą buvimą čia ir dabar, per savo jutimus, per savo kūną ir per meilę savo. Ir pastebėti, jeigu neglektinė apleidai kažkokią savo dalį, pastebėti, ką apleidai ir priglausti vėl atgal prie savęs. Okay. Kitas. Turiu troškimą surasti partnerį ne per socialinius tinklus, pažinčių programėles, o sutikti gyvame gyvenime. Bet einant metams pradedu abejoti, ar mano troškimas nėra kažkoks gynybos mechanizmas, savęs ribojimas, nes aplink tik daugėja įrodymų, jog taip šiais laikais susikuria daugiausia porų, o aš tai rodos net nesutinku potencialių partnerių. O programėlių naudojimas skamba kaip nusileidimas savo troškimui. Tai čia pakviešiu būti visiškai atvirai ir nuoširdžiai su savim ir kodėl tu nori sutikti gyvame gyvenime ir kodėl tai yra taip svarbu. Nes svarbus dalykas turėtų čia būti, aš noriu sutikti savo partnerį, taškas. Kodėl yra taip svarbu, kaip tu jį sutikai ir turi savo visiškai atleisti, kokia tavo motyvacija. Kad tik tai šitaip turi sukurti, nes ko tu iš tikrųjų nori, ar tu nori kažkokios istorijos ar fantazijos, kaip tu susitikai, ar kaip kitiems atrodys, ar tu nori tikros meilės ir tikro ryšio. Nes jeigu nori tikros ir meilės tikro ryšio, tai koks skirtumas, kur tu sutikai savo partnerį. Ar Hinge, ar Bumble, ar Tinderį, ar gatvėje, ar per
nežinau, ar mokykloje, ar autobuse, ar dar kažkur, koks skirtumas. Bet dažniausiai, kai žmonės įsikabina šitą arba kai būna ypač labai nusiteikę prieš online datingą, ne, prieš tas vat, programėles, dėl to, kad online datingo va, tie apsai, tos programėlės yra shadow work tool. Tai yra šešėlių darbų įrankis, nes mums parodo viską, kas neišprocesinta viduje. Dažniausiai sukelia žmonėm atmetimo tokią stiprią baimę, kad mane atstums, nebus pakankamai mečių, arba ten nueisiu, mane atstums. Tai čia problema yra ne dating appsai, bet atstumimo baimė, palikimo žaizdos. Nes jeigu nesutinki, bet žmonių tai yra gilesnė priežastis, kodėl dar to neįvyko. Ne, aš pati iš savo patirties žinau, buvau 4 metus single ir pati aktyviai ieškojau, ne tai, kad laukiu, ko ateis, bet dirbau ant to, kaip full time job buvo man surasti savo partnerį ir ten taip toliau. Ne, tai labai žinau šitą ir žiūrint atgal supratau, kad nebuvau dar pasiruošus, nors savo galvojau, jo, esu pasiruošus, bet buvo neišspręstų dalykų. Tad ar aš esu įstikinus, kai esi pasiruošus, tu gali savo partnerį bet kur surast, tu neišvengsi to. Tu gali, nežinau, ar be apse datingo, ar dar kažkur, ar gatvėje, ar dar kažkur, tu neišvengsi to. Bet kad nesutinki, tai greičiausiai yra blokas ir vien šitas klausimas tokį signalizuoja bloką, kad ar tu iš tikrųjų nori meilės ir tikro ryšio ir to žmogaus, your person, kaip sakant, savo žmogaus, su kuriuo nugyvensi visą savo gyvenimą, ar tu nori fantazijos ir istorijos. Kitas, kaip pritraukti partnerį, kuris atsiduotų ryšį, o ne žaistų hot and cold. Tai turi savo standartą pakelt. Būti moteris, kuri net neentertainintų to hot and cold, kuriai net neįdomu. Hot and cold, okei, ne mano žmogus ir visa kita. Tai tavo santykiai su savim, tavo savivertė irgi nustato standartą, kokius tu žmonės pritrauki. Okay, ir paskutinis klausimas. Norėčiau paklausti, kaip atskirti, ar partneris, skliaustelis 9 mėnesių trukmės long distance santykiai, tampantis gynybiškas, kai brandžiai dalinuosi savo jausmais, turi potencialo augti savo sąmoningume. Kai jis nėra trigerėje, išsamei ir taikliai reflektuoja savo vaikystės žaizdas, dalinasi, kaip jis stipriai veikia mano jausmai, verčia jaustis like a failure, bet nepripažįsta ir nepamato, kaip mane skaudina jo elgesys. Jo žaizdas tampa tarsi savo elgesio pateisinimu. Kai netrigerėje, tai rodo daug meilės veiksmais, rūpinasi materialiai, planuoja ateitį, inicijuoja planų įgyvendinimą ir taip toliau. Ar magnetiška moteris liktų tokiame santykyje ir ieškotų būdų būti savo ašyje tokioje santykio dinamikoje. Tai vėlgi, kiekviena situacija yra labai skirtinga, aš nežinau, kaip tu komunikuoji, nes yra, kai aš brandžiai dalinuosi savo jausmais, bet dažnai moteris įsivaizduoja, kad brandžiai ir nuoširdžiai dalinasi jausmais, bet iš tikrųjų dalinasi savo projekcijom. Ir ką aš dar girdžiu, kad irgi partnerio kažkokius jausmus internalizuoji, priimi, reiškia asmeniškai, ne? Kad jis nepripažįsta, kaip mane skaudina jo elgesys. Tai vėlgi nežinau, koks jo tas elgesys, kas skaudina, bet ką aš čia girdžiu, toksai yra tokia labai klasikinė dinamika, ne? Kad moteris prašo, moteriai negana kažko, ką vyras daro, neįsivaizduoja, kad aiškina, pastalina, kaip jinai jaučiasi ir prašo daugiau, išreiškia savo poreikius, bet vyras tada tai priima kaip aš nepakankamai darau, aš esu failė, aš nesu tau pakankamai geras, I'm not good enough, jo savivertė žaizda aktyvuojasi, tada jis susitrigerina, o tada tu susitrigerini dėl jo susitrigerinimo, kaip jis turėjo teisę susitrigerinti, čia man kažko trūksta, ašgi negavau, ta susitrigerin dėl jo trigerio, jis tada susitrigina dėl tavo trigerio, tada dėl trigerio ir gaunas trigerių festivalis. Vienas ant kito trigerinasi ir neaišku, nuo ko kas prasidėjo ir kur iš viso čia yra bėda. Bet dažniausiai bėda yra komunikacijos stokoj ir nesugebėjime prisimti atsakomybės už savo jausmus, kai tu projektuojam partnerio kažką ir internalizuoji jo jausmus. Jeigu jis susitrigerina, tai jeigu trigerinasi, išsiprocesins, pasišnekėsi tada, kai reikia, ne? Sabu tu neinternaalizuoti to.
Tai vėlgi, aš čia dar dalinuosi iš savo pačios patirties, savo pačių klaidų, iš daugybės klienčių, su kuriuom dirbam, kad partnerių dinamiką ar ne pakeistumėm. Ir dažniausiai, ne dažniausiai, bet skaičiau 100%, kai moteris sako, aš pasidalinau, kaip aš jaučiuosi, bet tai buvo ne jausmas, o projekcija arba kažkoks kaltinimas tarp eilučių arba kažkokia manipulacija per aplinkui. Jis gal, kad nuoširdžiai sako ir pati to net nesupranta, bet kažką bando užmesti, na. Tai čia labai labai svarbu komunikacija, ar ne, ir kai išmokti, kaip komunikuoti. Ir kitas dar dalykas, ar magnetiška moteris liktų tokiame santykė, tai labai priklauso, nes mes dažnai irgi daug tokio online visokių patarimų, jeigu jis tenais tavo poreikių nepatenkina, arba jis nėra ten toks tobulas, ar ką, mesk jį palik, ar ne, toks disposable, tokie patarimai, tai tie patarimai dažniausiai eina iš moterų, kurios pačios niekada santykių neturėjusios arba nežino, kaip veikia santykiai, ar ne, nes vyrai, dauguma vyrų nėra blogi, ar ne, ir ten kažkokie smurtaujantis, kaip iš čia ką girdžiu, kad jisai nori, kad rodos meilė, veiksmai savo rūpinos, planuoja ateitį, inicijuoja, ar ne, tai skamba kaip galbūt yra nuostabus vyras, ar ne, tik jis turi pats savo vaikystės žaizdų ir jūs vienas kitą tą nevertumo žaizdas trigerinantis, ar ne? Ir tu negali už jį nudirbti darbo vidinio, dėl to, kad mes už nieką kitą negalim vidinio darbo nudirbti. Mes tik už save galim ir savo pavyzdžių rodyti. Bet kai tu išgydai savo savivertę žaizdas, savo aukštą savivertę ir savo aukštus standartus aktyvuoji, tada ir pasikeičia tavo pačios tas įkūnijimas, standartai ir partneris kitaip su tavim šneka, arba jeigu jis kažką ten sustrigerina, tu asmeniškai nepriimi. Tiesiog, honey, go and do your thing, išsispręsk. Ir kai tu esi ramybė ir savo centre, tu nebetmuši to teniso kamaliuko, nes dažniausiai tas trigerių festivalis būna toks, kad vienas atmuša kamaliuką kaip teniso, kitas atmuša, kitas ir tu gaunasi, ne? Bet jeigu tu nebetmuši kamaliuko, nebėra ant ko trigerintis, ne? Tai labai labai svarbu šitą ant savęs prisimti savo atsakomybę už savo jausmus, už savo vaikystės traumos žaizdas išsispręsti ir taip pat komunikaciją. Matau dar komentaras. Pavyzdžiui, mano vyras labai stipriai veiksmais kalba, rūpinasi stipriai, bet kokias emocijas išreiškia, iškart užsidaro emociškai, jis jaučiasi kaltinimas, čia labai panašiai. Tai taip, dar skamba tai, būna tokie vyrai, kurie yra, jiem nebuvo leidžiama vaikystė ar ne jausti, arba buvo tėvai labai užgoždavo jausmus, arba nubausdavo, jeigu vaikas jausdavo, tai bet kokie jausmai juos gazdina, ne? Tai tu turi kelis variantus, ar ne? Tu to vyro nepakeis, nebent jis pats norės pasikeis. Ta tavo klausimas, ar ne, ar tu prisitaikai, ar ne, ir priimi toks, koks yra, ir priimi, kad tokie apie emocijas už tų vyrų nesišnekėsi, bet visa kita man okei, ar nusprendai, kad čia ne mano santykiai. Bet jeigu tu bandysi jį pakeisti ir įtikinti, tai pasmerkimas kančiai jums abiems, ar ne? Nebent gali tiesiog nuoširdžiai atvirai šnekėtis, nes vyrai dažniausiai bijo tokiuose atvejuose, ne visi, bet ar ne tie, kurie emocijų, ne to, kad tu šnekė, išreiškia emocijas, bet bijo to projekcijų ir to emocijos, kad būtų juos nukreiptos, nes dažniausiai vyrams, kai moteris išreiškia nepasitenkinimą, ar kažkokias emocijas, jeigu jaučias, kad juos nukreiptos, tai jų tą savivertę žaizdą iš karto aktyvuo. Aš nesu tau pakankamas, tau nepakankama, ko aš darau, aš tiek dėl tavęs stengiuosi ir vis tiek tau vis negana, ir ta klasika, klasikinė dinamika, ne? Tai irgi vienas iš tokių dalykų, ką gali daryti pati, pristaikyti ir išmokti išjausti savo emocijas ir tada dalintis, ar ne iš to charge, ne iškrovos, bet savo tada poreikių pasidalinti. Aš išjaučiu savo ribas nubrėžti, ar poreikius, ar norus išreikšti, bet ne iš tos įkaitintos emocinės būklės, bet ramiai, nes yra tokie vyrai, kurie negali susidoroti, ar ne, kai yra tos emocijos stiprios, ar ne, tada tu turi išspręsti savo emocijas, jeigu nori būti tose santykiuose, ir tada iš ramybės tos pasidalinti, ir tada jis žymiai daugiau šansų, kad tave išgirs. Jis nori ir planuojate terapiją, tai labai nuostabu. Tada yra daugiau šansų, ne, kai žmogus nebūtinai dėl, kad tą terapiją pakeis, ne, nes yra visokių
tų terapijos specialistų, vieni geresni, kiti mažesni, blogiau veikia, kiti geriau, ar ne, bet vien tas norėjimas, tas vat intencija keistis, augti arba išgyti, tai rodo, kad yra šansas. Jūs labai graži moteris, ačiū. Taip. Tai tiek šiandienos klausimo, beveik be sustojimo, 2 valandos, ar ne, tikiuosi, kad buvo naudinga, jeigu ir savo klausimą neatsiuntė, arba jeigu ir atsiuntė vieną, tikiu, kad kiekviena galėtų surasti kažką savo prisitaikyti, kažkokį konceptą, ar mintį pamastymui, pareflektavimą, tai tikiuosi, kad buvo naudinga. Ir tos, kurios nori eiti giliau, dar kartą primenu, kad labai labai bus nuostabi šita programa, pati labai laukiu. Savivertės revoliucija, 8 savaičių programa, kuri prasideda kitą ketvirtadienį, gegužės 29 dieną. Ir sesijos vyks kiekvieną savaitę po 2 valandas. Ir kiekvieną savaitę turėsim skirtingas praktikas, užduotis, vidinės patirtis, aktyvuoti skirtingus savo archetipus. Tai pradėsim nuo kosminės mamos archetipo, ką tai reiškia, ką ir šiandien šnekėjau, ar ne, aktyvuoti tą viduj savo dalį, kuri yra besąlygiškai mylinti, užjaučianti, priimanti ir išmokti išspręsti tuos vidinius konfliktus ir tas visas savo dalis priglaust prie širdies ir būti savo vienyje su savim. Nes tik tuomet, kai esi vieni su savim, gali saugiai jaustis su savim ir tik tada pasąmonė leis tau pamatyti kažkokius vidinius blokus, savo senas žaizdas, nes kitaip pasąmonė blokuos, kol nesijausi pakankamai saugi su savim. Ir tai nėra tik tais konceptas galvoje, ar tai kažkokia meditacija, tai yra visas procesas, užduotis, tai bus namų darbai, kad užtvirtinti tą, tai vien šita sesija pakeičia gyvenimus. Aš irgi, kai darydavau tą programą Find Your Purpose, kuri tais pačiais archetipais paremti, sakydavo žmonės, kad pirmą vien šitą sesiją viską pakeitė ir verta visos programos. Tai irgi matau komentarus, ačiū, džiaugiuosi jūs atradus, tai ačiū irgi labai. Tuomet antra sesija bus multidimensinė moteris. Tai ką tai reiškia? Mes viduj savy turim užgniaužusios skirtingas savo dalis ir kiekviena moteris turim skirtingas. Ir vesiu per tokį pratimą, kuris padės aktyvuoti tavo tokias dalis, kurias galbūt 10 metų ar 20 metų pametus ar dar kažkokias. Ar ne? Ir per aktyvavimą tų dalių mes prisirenkam tokio džiūsinės malonumo gyvenime ir aktyvuojam save labiau ir tą gyvybinę energiją. Tai išgirsta bus labai tokia žaisminga ir labai faini namų darbai, kaip aktyvuotas dalis. Tai antrą savaitę bus tokia žaismingumo pilna ir gyvybės. Tuomet eisim prie vidinės karės ir šitos medžiotojas, ar ne, tai kaip aktyvuoti tą savo galią, ypač tom, kas nueina į kažkokią, ar tai prokrastinaciją, ar atidėliojimą, ar dar kažką, kaip aktyvuoti tą vidinį savo drive ir pažadinti tą karę. Kai dirbsim su karalienės archetipu, tai aktyvuosim aukščiausią gausą, standartus ir tą tokią tarnystės savybę, bet ta tarnystė ateina iš karalienės, o ne tarnaitės archetipo, nes karalienė vėlgi tarnauja savo žmonėms, ar ne, bet jinai iš tokios pagarbos visiškos ir suverenumo. Taip pat dirbsim su laukinės moters archetipu, ką tai reiškia būti dar labiau savo kūne, išjaus visas emocijas, išmokti alchemizuoti savo emocijas, savo instinktus atpažinti, savo įvairius impulsus. Taip pat su mylėtojas ar meilužės archetipu, kaip savo seksualinę energiją, gyvybinę energiją aktyvuoti. Padirbsim su žinės ir magijos archetipu, kaip savo susikurti apsaugą energetinę, kaip pajausti energijas, kaip naudoti vairius įrankius šamaniškus, ar ne, kad savo gyvenimą praturtinti ir apsisaugoti. Ir magijos archetipas, ar ne, tai kaip sąmoningai kurti savo realybę ir naudoti visatos dėsnius. Ir kaip ir minėjau, bus tas bonusas, Find Your Purpose, ar ne, tai lietuviškai tikriausiai būtų pašaukimas, ar ne, suras savo pašaukimą, tai atskiras dar vienas modulis 9, kaip išsigryninti, kokia tavo misija šito žemė, šitam pasaulyje. Tai tam, kam rezonuoja, labai labai kviečiu prisijungti ir dar kartą primenu, kad iki rytojaus prisijungusioms bus raktai į gausą programa 4 dalių nemokamai. Tai toms, kurios prisijungia, iš karto gausi e-mailą ir iškart gali net šį vakarą pradėti žiūrėti tuos video ir aktyvuoti savo gausos, tą visą frequency, gausos dažnį savyje.
Taip, matau gražių daug žodžių, ačiū, buvo labai vertinga, ačiū, aš nekantrauju, tai džiaugiuosi, Vita, kad prisijungiai, ačiū, džiaugiuosi jūs atradus, ačiū, ačiū, ačiū. Tai ačiū dar kartą labai visoms, ačiū už nuostabius klausimus ir tikiuosi, kad ne pabaiga mūsų kelionės, jau matau ir čia esančios, nemažai iš jūsų jau esat prisijungusios, kitas galbūt dar galvoja, o jeigu ne šį kartą, galbūt kitais metais ar dar kažkada kažkokioje kitoje programoje, ar šiaip liksim kažkur išėję, tai tikiuosi, kad dar ne mūsų draugystės pabaiga. Tai ką, gražaus visoms likusią vakarą, o aš einu, jau girdžiu, kad gamina man vakarienę skanę, tai jausiuosi šiandien gausoj ir magijoje, ir meiliai, ir toliau įkūnysiu šitą energiją. Tai ačiū, ačiū, ačiū ir iki pasimatymo.